Rungtynės tokios, kad jos nieko nelemenčios buvo, čia nei vienai, nei kitai komandai. Dėl to buvo sunku užvesti ir pačią komandą, žaidėjus. Atvažiavom, žaidėm, bet bandėm kažką naujo išbandyti. Niekas neišėjo, niekas nesisekė, sakau. Biški trūko tos kovingumo energijos. Ypač gynyboje, nes prasileidom 19 kamuolių, atkovojo po mūsų krepšių, iš kurių jie 28 pavertė taškais. Manau, čia pagrindinis dalykas buvo. Būtent turbūt ir atsispindi labiausiai tie, sakykime, tas atsipalaidavimas, tas toksai nevisiškai susikoncentravimas būtent toje kovoje po lenta, kai pritrūksta galbūt pusės metro ar pusės sekundės. Pritrūko agresyvumo gynyboje, tvėrimas pagrindė, pasikartosiu, dėl tveriant žmonės. Šiaip, tikiuosi, kad dabar ta pamoka mums išeis į naudą ir play-offus pradėsim kitaip nusiteikę. Tenais laukia Vilniaus ekipa, daug jaunimo ir ko galima tikėtis iš tų rungtynių, kokie galbūt jūsų kozeriai būtų prieš tą komandą? Mūsų kozeriai turbūt patirtis ir išnaudoti ūgio pranašumą prieš juos. Ir tiek. Jie ambicingi, jauni, bėgs, bet mes turim irgi atlaikyti. Namų aikštelės pranašumas svarbu? Manau, kad svarbu yra kiekvienos rungtynėse namų aikštelė.